Sveiki, sveiki. Šiandien vėl trečiadienis, šiandien vėl su jumis Dzinblondizmas. Dzindzilin. Aš Ieva. Ir aš Jūratė, nekilnojamo turto brokerė, ir Ieva, kosmetologė. Ta pati. Ir ką mes Ieva norim padėkoti, pirmiausia, aš irgi noriu atkreipdėmėsi, su Ieva pakalbėjom, kad tikrai jaučiamės neveltui tą darančios. Neveltui kalbančios. Neveltui kalbančios, filmuojančios ir rodančios, nes tikrai sutinku žmonės kartais, net neklausiu, ar jūs ten žiūrit ar nežiūrit, bet sako, jūs labai darot naudingą darbą, labai aiškiai, konkrečiai pasakojat ir tikrai yra naudinga. Tai labai džiaugiamės, kad žiūrite. Ir džiaugiamės, kad esam įvertintos. Taip, įvertintos ir pastebėtos, ir stebimos. Ir va, tai labai tas tik mus augina ir motyvuoja dar labiau stengtis dėl jūsų. Tai va. O šiandien tema kokia bus tavo? Šiandien, kadangi buvom Barcelonai, neseniai grįžom, tai ta tema noriu pakalbėti, kokia gali būti įtaka veido odai, būtent keliaujant ir kas veikia. Jo, ir kas veikia. Ir galim dabar pasidalinti, vat paskutinį kartą buvom Barcelonoje. Ir tu man sakai, pasiimk mėginukų, kadangi turėjom, nebuvo jau ten galimybės didesnius kiekius pasiimti, tai turėjom pasiimti jau tiek, kiek galėjom pasiimti. Ir ką tu man įdėjai, sakai, šitas, tu ten tos visas priemonės, ne? Ir aš pradėjau ir sakau, antrą dieną sakau, Ieva, kažkas mane taip veidė, tai ką Ieva, kadangi specialistė, jinai ištraukė kitą daiktą ir po to man labai gerai buvo. Tai va, gal gali trumpai ir papasakot, kaip tos kolionės veikia mus. Veikia labiausiai, nes aš ir pati pajuntu ant savo veido odos, kas labiausiai veikia taip pat skrydis, nes slėgis keičiasi ir labai sausina veido odą. Pakinta veido odos pats barjeras, pH-as. Ko pasakoje, kai yra pažeistos veido odos barjeras, tai gali ir raudonis, ir jautrumas, ir sausumas, plus nusileidus jau klimato kaita, ten daug saulės, kas vėjas, saulė, klimato pokyčiai, kas vėl prie pažeisto odos barjero duoda neigiamą pojūtį odai. Ir dėl to nereikia numoti ranką, kad čia, jeigu keliom dienom važiuoju, tai vadinasi, man ta priežiūra nereikalinga, nes ten dėl tų kelių dienų neapsimoka ir nieko ten nebus, biškai ten kažkas kažką parekomendavo, jeigu ir šiaip kažkur kažkas po ranką užkliuvo, pasiėmiau arba įsipyliau šiaip kažką, bet ką, pasitepsiu tam kartui ir bus gerai. Ne, taip netinka, nes pažeista odos barjerą yra sunkiai jį yra atstatyti, nes jūs pagalvokit, jeigu jūs prižiūrit, puostat, lepinat, einat pas veido odos priežiūros specialistą, jis puoselėja su veido odą ir tik tai vienas skrydis atrodo nieko tokio, bet jisai gali pažeisti odą, padaryti rimtą pažaidą. Odai šokas. Tuo labiau dar nusileidus saulė, klimato kaita, dar didesnis šokas. O jeigu jūs dar jo ir nepridrėkinat, tarkim, nededat apsaugos, dar jų kraunat prie to pažaidos bagažo, dar lemtingą faktorių. Tai ir dar reikia, nepamirškit, grįžti atgal irgi skristi. Tai kiek dienų plus skrydis, tai kas gaunas, kad to pasakoje? Ir kaip tada pasiruošti, tada papasakok. Nepasidaryk streso. Turint veido odos priežiūros specialistą kompetitingą, jis visada patars ir sudėlios, kad ir kiek jūs ten dienų bebūtumėt, kad ir 1 ar 2, būtinai parinks, įpils galų gale, arba turės mėginukų pagal jūsų veido odos tipą. Ir ta tinkama, kad priežiūra būtų tiek ryte, tiek vakare ir būtinai su apsauga ir dar nuo saulės apsauga. Kaip ir aš sakau, tai kaip Dieve myliu. Ir ko tu neleidi? Ant saulės neleidi būti. Prausiklis, tonikas, serumas, kremas. Ir paskaičiuos netgi kiek reikia ryte vakare, net mililitrais dozavimo, kad užtektų tom visom dienom ir kad būtų dar pliusė, negu kad mažiau. Bet to dar yra vienas geras dalykas, kad yra kelioniniai vadinami treatmentai, kurie yra sudėlioti jūsų pilnavertį odos priežiūrai visom tom dienom, kiek jūs ir kur bebūtumėt. O tu dar sakau, dar noriu priminti, kad tu labai draudi
ant saulės. Nu taip gražu man įdegęs tas veidas. Nu tai ką dabar? Visą nudegusio veidas baltas. Bet dabar vis tiek mes neišvengiam tos saulės, nes negalvom, kad jos taip bus. Tarkim, važiavom po atvirą saulę, kelionėnis buvo bus tripas, turas po Barceloną. Taip. Vėjas ir saulė. Ir vėjas, ir saulė tuo pačiu. Atrodo, kaitina, bet tuo pačiu ir dar pučia. Nu, tai įsivaizduokit. Jo. O paskui grįžtam, kažkas negerai su veiduku. Tai va, tai visada reikia pasirūpinti ir apgalvoti protingai ir nenumot ranką, kad visada ta veido odos, ta priežiūra vis tiek reikalinga ir nereikia nenumot ranką ir atsakingai visą tai žiūrėti. Nes o kam tada dirbti, stengtis kad per kelias dienas ją viską sugadinti. Tai vat išvada, ne vien tik tai turim rūpintis, kuo apsirengsim, kaip atrodysim, bet kaip ir mūsų oda, kaip ir sureaguos į pokyčius, ne, vis tiek, o ypač kai šiltus kraštus važiuojam, tai jau ten reikia gal ir pasisaugoti, bet jeigu jau ten ant tos saulės, ne, nu tai ką, tada daugiau kremo naudoti, ne, tokių apsauginių kažkokių, nu vis tiek biški gražu, kai nudegi. Tai jeigu ir nenorit, ir tingit, ir nenorit apsikrauti, nes būna tokių tikrai, nu ką čia. Taigi visada yra tinkami žmonės, tokie kaip aš. Kaip tu, nu tai va. Paklauskit, duosiu, rekomenduosiu ir nesuksit savo galvos ir ramiai savo atostogausit. O geriausiai kartu važiuoti, nu problema iškilo, nes jeigu ką, ištraukė kitą kremą. Visada turi. Ištraukė Ieva kitą kremą ir paskui problemos nebeliko. Nes aš žinau, kad Jūratė reikės. Nu tai va, prašau, keliaukit su kosmetologėm ir viskas bus tvarkoj. Tiek, ane? Iki sekančio. Iki sekančio.